Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video aš jums papasakosiu, kaip klientė sugebėjo numesti 30 kg, nepirko kažkokių labai brangių mitybos planų, bei nealino savęs drastiškomis dietos, nuolat jautė didelį sotumo jausmą bei matė rezultatus. Tai ką jį darė kitaip, nes matomi rezultatai yra. Tai jeigu mes, tarkime, pasivaikščiosime Vilniuje, nueisime į Vilniuje pačius brangiausius sporto klubus, mes ten pamatysime, kad žmogus gali nusipirkti ten lieknėjimo programą už apie 500 eurų, kai kuriais atvejais gali nusipirkti 12 mėnesių narystę sporto klube net už 5000 eurų, kas iš tikrųjų lietuviams nėra labai maži pinigai, bet viso šito jums nereikia tam, kad jūs pasiektumėte rezultatus. Jums reikia išmokti paprasčiausiai pagrindinius kelius dalykus apie mitybos planavimą, tam, kad būtent tas svorio metimas nebūtų kančia ir žinotumėte, ką kaip daryti. Tai, kad aš šitą suprasčiau, man reikėjo tikrai nemažai laiko praleisti studijuoti ir aš visai su malonumu, aš galiu su jumis pasidalinti šią strategiją, tai jūs lengvai sulieknėsite ir jums nereikės pirkti mitybos planą, jeigu jūs apsiskaičiuosite, kiek jums kalorijų reikia suvalgyti per dieną, kiek taip pat turite maistinių medžiagų suvalgyti ir kai šitus dalykus jūs pasiskaičiuojate, jūs žinote, kiek kalorijų ir maistinių medžiagų jums turi susidaryti mitybos planas, o tada belieka nusipirkti produktus ir valgyti būtent pagal iš savo susidarytą mitybos planą, tam, kad pasiektumėte tuos rezultatus. Ir tai va toks yra labai paprastas patarimas, o tada į ką toliau turite atsižvelgti dėmesį tam, kad savęs ir nealėtumėte tos dietose, tai turite vėlgi, kai apsiskaičiuojate tą reikiamą kalorijų kiekį, tai tada turite sukurti nedidelį kalorijų deficitą, kad būtent nenualintumėte savęs, nes jeigu jūs sukursite tą didelį kalorijų deficitą, taip iš pradžių kaip ir kris tas svoris, bet paskui gali pradėti kamuoti tie persivalgymai ir būtent mes to norime išvengti ir todėl turime sukurti nedidelį kalorijų deficitą, kad taip pat turėtume pakankamai energijos nudirbti dienos darbus, galėtume daugiau pasportuoti, nes vėlgi esame linkę, jeigu mes sukūrime didelį kalorijų deficitą, mes tokie jaučiamės pavargę, norime eiti pamiegoti, pagulėti ir tingime judėti, tai kad to nebūtų, tai stengiamės vis tiek valgyti pakankamai daug maisto ir vėlgi dar tas priminimas, kad irgi tie klientai sako, tai aš nenoriu tos laikytis dietos, reikės man čia sakyti, tai vėlgi laikantis bet kokios dietos. Jums nereikia nieko atsisakyti. Čia atsiminkite visam gyvenimui, čia nežinau, išpudrino smegenis, tai influenceriai ar dar kažkas, ar neadekvatus mitybos specialistai, dietologai ar whatever. Tai kai žinote, kiek jums kalorijų reikia suvalgyti per dieną, jūs suprantate, kad kiekvienas skirtingas maisto produktas turi skirtingą kalorijų kiekį ir tada bet kokį tą produktą galite į savo mitybos racioną įtraukti ir vis tiek sėkmingai lieknėti. Ir niekas nepaneigs termodinamikos dėmesio ir kad sako kitaip, tai drąsiai to žmonės galite nuvesti pas mane, aš jums įrodysiu faktais, kad būtent tą reikia skurti kalorijų deficitą, kad jūs lieknėtumėte. Ir ten N istorijų yra, kiek aš esu kovojęs su tai žmonėmis. Ir tada, kai jiems pasakai faktus, jie neturi kaip argumentuoti, nes tiesiog jie yra nepakankamai įsilavinę, kad suprastų tiesą. Tai tokie bus pagrindiniai būdai, kaip savęs nealinti dietomis ir tada likęs patarimas, tai vėlgi yra tas sporto patarimas, kaip aš visą laiką sakau, nepespausti savęs sporto, tai paprasčiausiai iš pradžių, kai jeigu galvojate sportuoti, tai pradėkite nuo paprasčiausio vaikščiojimo, paskui galite šiek tiek įtraukti šiek tiek to bėgimo, tai ten vėlgi tas bėgimas yra labai lengvas, ten maks iki 3 km per dieną nubėgti ir tai galite daryti ten 3 kartus per savaitę. Tada įsitestuojate kūną su kineziterapeutu, pasižiūrite, kur sutrumpėja raumenys, kur kažkokie disbalansai ir stengiantis šios disbalansus viską ištaisyti, kad galėtumėte kokybiškai ir lengvai sportuoti ir nereikia nei kilnotų štangų, nei ką ir tiesiog pasirinkti tą sportą, kuris teiktų jums didžiausią malonumą. Ir tai būtent tokie patarimai pritaikius praktiškai mano klientai leido netekti iki 30 kg, kas yra iš tikrųjų labai labai didelis pasiekimas ir aš džiaugiuosi ir man tik ir norisi šviesti tą Lietuvos visuomenę, kad stenkitės perimti tą patirtį, taikite, kas veikia ir nors ir kaip kartais kažkas gražiai skamba, bet viskas grįžta prie pačių bazinių dalykų ir tai yra labai svarbu. Tai tiesa yra svarbi. Ir jeigu jums reikia pagalbos, planuojant mitybą, drąsiai galite man parašyti asmeninę žinutę, išsiaiškinsiu jūsų individualią situaciją ir pagal tai jau nuspręsime, kaip turite daryti, kad būtent savo tikslus pasiektumėte žymiai efektyviau. Tai ačiū, kad išklausėte šį video ir pasimatysime kitą kartą. Iki greito, mielieji.